Taigi sveiki žaistinis kaip Staždodas, šiandieną mes pušiname 57 000 trofėjų, aš darau ilgą pertrauką, dėl to, kad buvo nusibodžięs Brawl Starsą ir dabar iš karto lėkime geimą su teammate'u ir tikiuosi mums pavyks laimėti. Ok, atsispauninau, paimsiu boksą ir ten matau Kenji, tai gal tegul jisai pasiema, aš mirt nenoriu. Ir ką aš darau, kodėl aš einu taip arti, Ok, teammate'as numirė, suvyko ir mane Kenji nužudys. Eik tu nahui, tiesiog apsuko, kaip pažaist turiu, kai apsuko mane fucking tiesiog. Tegul įsiema kažką mažesnių trofų, kad, nebūtų taip prieš tokius dėdės sunkius žaisti. Aš neturiu nei gėrų, nei hyperio. Aš tik tai Star Power'ą gadgetą turiu ir wow, jisai lyvino. Jis tiesiog lyvino. Wow. Nu gerai, tada pakeisime kažkokią kitą teammate'ą ir labai gero pasirinkimo nėra. Tai net nežinau, gerai, šitą žmogelį pakviesiu su 19k. Jis nenori, reiškia nenori, tai jeigu nedžoinina, tai reiškia jo nekvies. Ok, žaisime solo showdowną ir pabandysiu ant taros papušinti biškį masterį, jeigu aišku pavyks, jeigu aš nedarysiu daug lūzų dabar ir viskas gerai seksis, tai joininam į geimą. Kaip ir nieko ypatingo, daug boksai, visai neblogai paimsiu. Tenai Kazė iš apačios ir Dagas iš dešinės man. Tai ten geriau neiti ir Edgarmeinas yra. Tai aš gal tiesiog čia prie krūmę palauksiu. Nieko neliesiu. Ok, aš jau nebe krūmę, aš einu. Su jiems gal užsityminti pabandyti reikėtų. Ir jinai lyg ir nori tymintis. Ok, Edgarmeinas pabandė nužudyti Tems, bet Tem nieko nepaėjo, tai mes dabar bandysim nužudyti tą Edgarmeiną. Ir aš nebandysiu prieiti per daug arti prie jos, kai manęs nenužudytų labai greitai. Lyg ir nebando. Lyg ir draugiška. Ir ok, bandysime eiti midą. Gal ten kažkas bus. Matau Jessie tik tai. Broko raketos skrenda. Aš paleisiu klonus. Taip, aš ką tik buvau apsuktas, tai buvo labai Oh my god, kaip tas juodžius mane nužudė! Ką aš darau? Gerai, paėmiau Džiną, pažiūrėsiu, gal su juo kažką pavyks laimėti. Aš pabandysiu paimti šitos 2 kiubus, jeigu nieks neateis. Ir ėmam kiubą. Ir šiaip visai būtų neblogai gauti gadgetą iš kokios dropą. Visai būtų šiaip neblogai ir aišku to, kurio norėtųsi. Nes aš kiek žinau,
greitai update'as bus, tai aš manau, tada daug rewardų pakleiminsim iš tų rekords dalykų. Nu bent jau aš taip manau, pažiūrim ar po to pasiteisins. Ok, Byronas mane poisonino ir tai yra negerai, nes aš dabar negaliu eiti meidą ir kažkaip jo paimti. Bet pabandysiu ant jo bent jau super užfarminti. Ir, ok, Šalkas manęs nenužudė, bent jau tai džiugina. Ir ten yra Melody ir man rodos jį nužudys jį. Pramisinau, bet vis tiek nužudžiau. Ir ok, ten turim KitKatą. Ir jis lyg ir manęs nenužudė dar. Gerai, numirsim, vis tiek nėra šansų gauti pirmą vietą, nes čia KitKatas 9 kiubų. Nu, okei, žmonės lyg ir suprato taisyklės, kurie turi white prezidentus ir seniorus, kad jeigu kikins žmonės, tai jie liks iš klubo lauk. Okei, mes pabandysim pasikeisti meitą ir... Kodėl jis nejoinina? Kodėl? Ai ne, joinina visai neblogai. Ir, okei, aš pasimsiu kažką, pavyzdžiui, Lubį ir... Tegul jis nesiema boliaus, tokius plius. Tegul jis pasiema kokį... Busterį gal, arba Amber, 10 powerą būtų neblogai visai. Does anyone have a fire extinguisher? You're welcome. Ok, turime kiubą, aš pabandysiu jį paimti ir aš negalėjau iš karto su voice filmuoti, dabar va garsinu video dėl to, kad nu aš tada sergau ir dabar sergu, bet dabar kažkaip lengviau įgarsinti, tai jo, tokie reikalai. Nu, aš šiaip manau visai, kad jeigu update'as išeis, tai jau tada, kada video bus įkeltas ir jūs žiūrėsite tą video, kai bus update'as jau. Ir, okei. Ir mano teammate'as numirė. Tas yra labai blogai, mes gauname -2 ir negauname jokių mestų. Ok, tegul jisai jėma savo busterį, gal bus žymiai geriau. Ir ok, turim 2 frankus ir ok, turim 2 kiubus. Ok, ten frankas ir skrytas. Ir manau, aš pas juos neįsidėsiu ir daro visai nemažą damage'ą. Ok, Busteris vos nemirė, aš padarau neblogą damage'ą spykui ir pats mirau. Gerai, Busteri, bėk iš ten. Bėk ir dedu. Ok, jis renka kiubus, bet man nepalieka. Man tas nelabai patinka. Ir ok, manau, Frankas numirs greitai. Ne, jis numirė ir mes ir low HP. Ir turim Jesse's turetą.
doesn't kill, but it makes you weak. Where will Ok, žudysi Jessis turite tokiu būdu. Labai visai patogu ir Jessis koltų mane nori žudyti labai. Bet aš tada bėgsiu į viršų, jis nusmaudęs gadgetą, aš pavadysiu net superį. Ok, superį dėjau 2, bet nieko gero po to nepadariau. Ir teammate'as numirė, pažiūrim, ar aš padodžinsiu kažką. Tikiuosi aš esu ten sais ir moku dodžinti. I haven't got time for this. Nu gerai, čia nebuvo sunku dodžinti. Čia beveik nieko nebuvo ir mane Leonas nužudė. Ir okei, top 2, tai nesvarbu, ar mes pirmą paimsime, ar antrą, vis tiek gerai. Ir mes ėmame antrą vietą ir mes gauname 7 trofėjus ir tai yra visai neblogai. Let's keep the cat on the table. Ir lieka 39 trofėjai ir einam toliau ir Street. Kodėl aš jau turėsiu žaisti solo showdowną ir aš noriu žaisti teamui, aš noriu žaisti solo showdowną. Tulta munille. Ir šį sezoną aš pabandysiu papušinti Legendary ranką, pabandysiu papušinti 60 000 trofėjų. Nu, ne šį sezoną, bet tipo šią ranką tą sezoną bandysiu Legendary paimti ir kitą sezoną bandysiu 60 štukų paimti. Tai yra ne šiandien, o šį sezoną lieka kažkur, nežinau, kiek aš dabar filmuoju, gal 10-11 dienų. Manau, reikėtų pasirinkti vieną brawlerį ir jį papušinti, kiek galiu. Nesvarbu, ar tai 1300 ar 1100, nesvarbu, ar kiek galiu, ar tiek papušinsiu, žodžiu. Ir okei, aš nenoriu pakartoti savo likimą su Broku. Aš atsimenu tą geimą. Aš manau jums jį parodyti, gal reikės tą vieną klipą. Nu, jeigu netingėsiu, žodžiu. Life is not just dancing on roses. Ei auta itkumarkkinoilla. Are we done yet? Ok, 3 kiubai, reikia paimti bent jau 2. Ok, jau paėmiau 2, ten yra Crow'as, pabandysiu jį biškį pažudyti, nes kiek žinau, aš nežinau, ar, nu, aš garsinimo metu, aš jau žiūrėjau Brawl Talką, žodžiu, ir lyg ir Crow'ą, kiek mačiau, turi pabuffinti HP. Tai jo, bet ten vis tiek damage nebuffina, tai jis neturėtų lyg ir stipriai pakilti į viršų metos, tai manau viskas bus ok, viskas subalansuota bus. Manau jam ir reikėjo šitą buffą seniai, nes jis realiai turi žiūri mažai HP. Ir showdown'e jo žaisti neįmanoma būdavo, tiesiog dėl to, kad jis per mažai HP turi. Aišku taip, jis užnisa, bet jis tiesiog per mažai HP turi. Užšoks kas kitas ir viskas. There's still space behind the sauna. Ok, o man klausimas, kodėl aš targetinu kitą, kuris turi 9 kiubus ir jis gali laisvai mane nužudyti. Jo, jis mane pasirinko nužudyti. Ai, ne, jis dar manęs nenužudė, visai neblogai. Gerai, nužudė Grėjų ir jau top 2, jau gerai. Vis tiek aš ir neišgyvenčiau, nes jis 9 kiubų čia buvo no chance nužudyti, nebent jis superą neturėtų. Let's kick some pylly. Yes, you can
time to take care of the weeds. Rosa is my name, botany's my game. Ok, paėmiau rozą ir pabandysiu jums parodyti, kaip reikia žaisti rozą. Jeigu aš nepadarysiu failų ir pasakyti tik tai 7 poweris, tai jeigu jūs turėsite 11, jums bus žymiai lengviau. Ir mes einame į keimą ir būtinai su bush gadgetu. Nebent jūsų mapė ir taip daug bushų yra. Tada nereikia. Ir ok, mane bando žudyti Janetas, bet aš dedu bushą. Ir viskas gerai. Ir laukiu cooldowno, nes cooldownas yra tik 10 sekundžių. Nu kažkur 10-11 sekundžių, nu ne 10, bet vis tiek mažai. Taip, dar vieną bushą reikia paspauninti. Kažkur čia. Ir va jau turim didesnį bushą ir mes čia jau galime sėdėti gan saugiai, jeigu nieks čia nešiūtins. Mūsų nieks nematys ir nieks nežinos, kad mes čia esam. Išskyrus tą Janetą, nes jį matė, kaip aš čia įėjau. Ir ok, spauninam daugiau bushų. Ir tenai apačioj BBs yra, bet lyg ir jis nematė, kaip aš išlindau iš bushų. Ir ateina Janetas. Nuostabu. Nuostabu tiesiog. Ir aš taip sufeilinau, aš galėjau realiai neįtin to Janetą, tiesiog iš bušo pasitraukti ir viskas. Nu, žodžiu, supratot, kaip žaisti, tiesiog spaunint krūvą bušų ir sėdit tenai. Ok, einu į antrą geimą ir tikiuosi bent jau šitam geime pavyks laimėti bent pirmą vietą pagaliau šitam video, nes aš nė kartą negavau pirmos vietos. Ir ten yra Lily, aš bandysiu nuo jos bėgti, tiesiog bėgam. Ir ok, yra boksas, aš jį paimsiu, ten stu. Ok, bėgam toliau. Sponinam bušą. Ryko lyg ir prie manęs nelenda. Nu kažkur 12 sekundžių cooldownas gal. 13. Bet vis tiek neblogas. Ok. Paspauninsiu dar vieną bušą. Ok, mes jau turime didelį bušą, kuriam mes esame gan saugus. Svarbu, kad nieks čia nešiūtintų ir niekas nesugalvotų čia lyst. Dar padidinam mūsų bušą ir svarbu padaryti ne per didelis. Svarbu ne per didelis. Tiesiog, nes jeigu bus per didelis, bus sunku stebėti, kas įeina ir kas išeina. Tiesiog. Jūs nepastebėsite, ar jums ateis iš nugaros ir jums lengvai nužudys. Nes roza daug damage nedaro, bet HP normaliai turi. Ok, visi prie mano bušo kažkodėl trinasi. Eikit prie kitų bušų, ten pilna bušų visur. Kodėl prie mano bušo reikia stovėti? Žodžiu, išlėkė indikas, išsimaniau žaidžią dieną ir jau buvo update'as. Ir man realiai nepatinka fono muzika. Žiauriai nefaina. Tiesiog per daug vaikiška lyg ir. Ir dabar, ir aš iš žodžių kitą pabandysiu per šias 8 dienas, kurias lieka filmavimo metu. Pabandyti pabūšinti bent jau 1200 turėtų kaip ir išeiti. Nėra kaip ir sunku. O dėl 1200 yra klausimas. Turbūt aš jau nepasieksiu. Nes aš nesu ant tiek patyręs žaidėjas ir aš gavau -8. Bet aš už kadrą dar biškai pažaidžiau, žodžiu, man 10 trofėjų lieka. Ir einam kažką kitą pasiimti ir aš manau pasiimti kažką. Nu, pavyzdžiui. Nežinau net ką paimti. Net nežinau. Nu, pavyzdžiui, Džina, aš jau negavau gadgetą. Neįsivaizduoju, daro, man nerūpės. Ok, aš turiu 17 instinktų, tikiuosi, aš ją nesušyksiu. Aš labai nenoriu ją sušykti. Ir, ok, dar mėlinė šoks ir Kazė, El Primo ir Lily, aš kviečiu ją.
Ok, mes čia turim power kubų, pabandysiu juos pasiimti. Ir reikės ant kažko ištestuoti gadgetą, kaip jis veikia ir ką jis daro. Ok. Ten apgarmėjimas būtų visai neblogai ištestuoti. Ir aš jį galiu nuspausti dabar. Ką jis daro? Žinau, kad kažkokį šūdą nu, tiesiog šūdą kažkokį paleidžia, jeigu tu eini. Nieko ypatingo. Anksčiau lauždavau galvą kažkaip per gadgetas. Ir ok, Edgarminas, jis nešok ant manęs, aš nieko blogo nepadariau. Nu, tai tiek. Bet aš jau rewardus surinkau, jie labai geri buvo. Aš, žodžiu, Drake'ą užsiupgreidinau, aš turiu pasirašęs Gemą ir Hyperį nusipirkti. Ir dabar mes gavom 5 vietą, bet ir tikiuosi šio geimo nesušyksim. Svarbu negauti žemiau negu 5 vietos ir viskas bus gerai. Ok, žmonių tik ir nėra. Tai nėra, o šešėlis. Aš myręs. Ne, aš kažkokiu būdu žinau. Ok, kažkas yra. Ok, žinai, nutrėlė. Tas gerai. Skirtumą damage, žinau ką. Ok, tai dėžiamas yra. Ir tikiuosi jis maistą. Jis nori mane nužudyti. Visi nori mane nužudyti. Man bus tokie, šitą pabodinau. Ok. Derilo gal nereikia pritraukti. Jau toks. Ir ok, aš vėl 5 vietą imu. Kodėl? Nesvarbu, plus 3, bent jau ne plus 1. Nu, vat kas čia per šūdinę foną muziką, tiesiog ant tiek šūdas. Ok, čia aš turėčiau labiausiai bijoti Kito ir Lily. Ok, mes eisime į panašią vietą, kai buvom prieš gudėjimus atgal. Ir bandysiu eiti viduje. Pažiūrėsiu, kas ten vyksta, ir ten yra daug kiūbų. Tikiuosi, man visko pavyks ir man reikės čia bėgti. Jau viskas. Jokių kiūbų, ką aš jau įsivaizduoju. Ok, tam bušė Corneliusas. Ir ok, jau top 5, jau labai gerai. Tai Mortisas ten yra. Nežinau. Aš jau nenoriu. Man čia neužsirodė. Ok, top 3. Ne, top 4. Viskas gerai. Ir tai yra 50 000 trofėjų, mes gauname 10, aš turime stryką ir mes gauname rewardą už tai. Ir taip, mes pasiekėme 50 000 trofėjų ir norėčiau paprašyti prenumeruoti, bet šį kanalą spauskite laiką ir įsijungti pradėti, kad nepamiršti, kada šitą tavo išvideo, nes aš jau toliau dar